Žaidimas statistikos departamentas skirtas susipažinti su statistika, skirtingomis diagramų rūšimis bei išmokti kurti diagramą pagal duotus duomenis. Taigi pirmas etapas žaidžiame su iliustracinė diagrama, traukiame kortelę ir turime pagal duotus duomenis sukurti tokią diagramą. Taigi nupieškite iliustracinę diagramą, kurioje pavaizduota, kiek taiklių metimų pataikė kiekvienas moksleivis. Tai pirmiausia užsirašome moksleivių vardus. Ir dabar mums reikia pavaizduoti piešinėliu. Čia siūlo kamuolio simbolį, kuris simbolizuoja, kad 2 taiklius metimus. Tai Renata pataikė 2 taiklius metimus, tai piešiu 1 kamuolį. Miglė pataikė 4 taiklius metimus, piešiu 2 kamuolius. Ir Arnas pataikė 6 taiklius metimus, piešiu 3 kamuolius. Štai taip nupiešiame iliustracinę diagramą. Jeigu teisingai, traukime kitą kortelę ir sprendžiame kitą užduotį.